Lietuva gali tapti turtinga ir greitai. Galime gauti tokius pačius atlyginimus, kokie yra mokami Airijoje ar Švedijoje. Tai priklauso tik nuo mūsų. Sveiki, esu Arūnas Rimkus, politikoje dalyvauju 30 metų. Dalyvavau įkuriant 2 naujas partijas, buvau partijos skyriaus įkūrėjas, vadovas, buvau Šiaulių miesto tarybos narys, įvedęs dabar populiarų politikų pasakymą apie gyvulių ūkį. Mano kanalas skirtas aptarti, ką ir kaip padaryti, kad Lietuva taptų turtinga valstybė, o taip pat kokie valdžios ir mūsų pačių veiksmai trukdo mums tapti turtingais. Taigi, gyvename demokratinėje valstybėje. Viena iš demokratijos savybių yra ta, kad valdžia labai atidžiai įsiklauso, ko nori dauguma žmonių ir stengiasi jų pageidavimus įvykdyti. Jau girdžiu prieštaravimus, kad valdžias renkame 30 metų, visos žada aukso kalnus ir visos nepateisino mūsų lūkesčių. Iš karto pasakysiu, kad tokie kaltinimai valdžiai yra labai neteisingi. Demokratijoje valdžia iš principo negali neklausyti savo rinkėjų pageidavimų. Politikai bandantys eiti prieš daugumos rinkėjų norus tiesiog netenka valdžios, kurią perima politikai vykdantis tai, ko nori liaudis. Akivaizdus to pavyzdys buvo, kai Lietuvoje sprendėme dėl stojimo į NATO ir ES. Bandę tam prieštarauti politikai neteko rinkėjų paramos ir tiesiog išnyko iš politinės Lietuvos padangės. Kyla logiškas klausimas, kodėl tada politikai Lietuvos nepadaro turtingą valstybę, ko tikrai nori dauguma rinkėjų. Šioje vietoje jūs turiu pataisyti. Rinkėjai nereikalauja iš politikų padaryti Lietuvą turtingą, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Rinkėjai reikalauja, kad politikai padarytų turtingais juos. Pajuskime skirtumą. Rinkėjai reikalauja, kad politikai padarytų turtingą Lietuvos Respubliką ir rinkėjai reikalauja, kad politikai turtingais padarytų juos. Kada paskutinį kartą girdėjote politikų pažadus, kad jie Lietuvą padarys turtingą valstybę? Paskutinius 20 metų tokių pažadų žiniasklaidoje tikrai neteko girdėti. Tuo tarpu politikai aktyviai atliepia rinkėjų norus padaryti turtingais juos. Rinkimų ir nerinkimų metu žiniasklaidoje vyksta pastovios politikų diskusijos, kaip padidinti pensijas, kaip pakelti minimalų atlyginimą, kaip sumažinti kainas, kaip kompensuoti žemdirbių nuostolius, kaip skatinti smulkų ir vidutinį verslą ir panašiai. Dar viena rinkėjų ir politikų labai mėgstama tema yra pajamų nelygybė, kurią politikai nesėkmingai sprendžia 30 metų. Būsimose laidose aptarsime to priežastį. Nėra jokių kalbų apie tai, kaip stiprinsime Lietuvos ekonomiką, nes rinkėjams tai neįdomu. Natūralu, kad dabartiniai populiarūs Lietuvos politikai kalba apie tai, kas aktualu žmonėms. Pavyzdžiui, Vilija Blinkevičiūtė populiarumą pelno kalbėdama apie tai, kaip jį rūpinasi pensininkais. Dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda savo programoje taip pat akcentavo pagalbą pensininkams, socialinę nelygybę, minimalios algos didinimą, pagalbą smulkiam verslui, kainų kilimo stabdymą. Ir nei žodžio apie tai, kaip Lietuvos ekonomika pasivys vakarų Europos šalių ekonomikas. Lietuvos premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujamos vyriausybės programoje galima rasti įsipareigojimą padidinti darbo našumą 24 metais iki 85 procentų ES vidurkio. Apie BVP programoje kalbama akcentuojant jos didinimą regionuose ir planai numatomi kažkodėl iki 30 metų. Ir tai viskas. Labai daug vilčių į dabartinę vyriausybę dėjau dėl tos priežasties, kad tiek mūsų prezidentas, tiek premjerė iš profesijos yra ekonomistai. Tikėjausi, kad profesinis įprotis padės susitelkti ties Lietuvos ekonomikos augimo skatinimu. Bet to neįvyko. Noras išlikti valdžioje jos verčia daryti populistinius sprendimus. Žemesnėme lygyje, partijų skyriuose, taip pat niekas nekalba apie Lietuvos ekonomiką. Paprastai vyksta vienos temos diskusijos, ką pažadėti rinkėjams, kad būtų išrinkti į valdžią. Ir tai yra teisinga. Kam įdomus politikai žadantys stiprią valstybės ekonomiką? Bet visi balsuos už politiką, pažadėjus rinkėjų kažką konkretaus. Pavyzdžiui, nemokamą baseiną ar nemokamą transportą. Žmonių požiūris į valstybę nesikeičia 100 metų. Tai, ką parašė žymus prancūzų ekonomistas Frédéric Bastiat prieš beveik 200 metų, labai tinka apibūdinti šiandienos žmonių supratimą ir norus. Cituoju, vertimas A. Degučio, citatos pradžia: valstybė tai didžioji išsigalvota būtybė, per kurią kiekvienas tikisi gyventi kiekvieno kito sąskaitą. Nes kaip ir šiandieną, taip ir praeitie, kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau mielai pasinaudotų kitų darbų. Mes nedrįstame viešai reikšti šio savo jausmo, mes slepiame jį patys nuo savęs ir ką tada mes darome? Mes įsivaizduojame tarpininką, kreipiamės į valstybę. Ir kiekviena klasė tai pradeda savo bylą. Jūs, kurie galite paimti teisingai ir garbingai, paimkite iš žmonių ir pasidalinkite su mumis. Varge tu mano,
Valstybė kaip tik ir laukia šio šėtoniško patarimo, nes ją sudaro kabinetų ministrai, valdininkai, trumpai žmonės, kurie kaip ir visi kiti žmonės puoselė savo širdyse norą padidinti savo turtą ir įtaką. Ir jie visuomet džiaugsmingai griebia progą. Tad valstybė labai greitai susivokia, kokią naudą jį gali turėti iš to vaidmens, kurį visuomenė jį patikė. Ji bus likimų teisėja ir šeimininkė, ji ims daug, todėl daug liks jai pačiai. Ji daugins savo agentų skaičių, ji plės jų prerogatyvų sritį, ji įgis milžinišką mastą. Bet labiausiai pažymėtinas stulbinantis visuomenės aklumas visam tam. Kai kariai nugalėtosius paversdavo vergais, jie elgėsi barbariškai, tačiau nekvailai. Jų tikslas buvo kaip ir mūsų gyventi kitų sąskaitą. Tačiau priešingai nei mes, jie tą tikslą pasiekdavo. O ką turime galvoti apie žmonės, kurie matyti net neįtarė, kad abipusis plėšikavimas nesustoja būti plėšikavimu dėl to, kad jis abipusis, kad jis netampa mažiau nusikalstamu dėl to, kad jis vykdomas įstatymiškai ir tvarkingai, kad jis nieko neprideda visuomenės geroviai, kad priešingai jis ją mažina lygiai tiek, kiek kainuoja išlaikyti tą išlaidų tarpininką, kurį vadiname valstybė. Citatos pabaiga. Įvardinu pagrindinę priežastį, kodėl Lietuva dar nėra turtinga valstybė. Mes to savo valdžios neprašome, o tai, ko prašome - mažesnių kainų, didesnių pensijų, didesnių atlyginimų, įvairių paramų, didesnių pašalpų ir taip toliau, ir ką mums mielai siūlo politikai. Fredrik Bastiat įvardina kaip norą gyventi kitų sąskaitą, kaip tvarkingai ir įstatymiškai vykdomą plėšikavimą. Ar gali mūsų pačių pageidavimų, politikų vykdomas paklodės traukimas vieniems nuo kitų, mokytojams nuo medikų, medikams nuo pensininkų, pensininkams nuo ūkininkų ir taip toliau, padaryti mus visus turtingais? Žinoma, kad ne. Esame savanaudžiai, tamsuoliai, todėl ir neturtingi. Airijos valdžia vadovavosi kitų šūkių. Potvinis pakelia visas valdžias, ir didelės, ir mažas. Tai yra stipri ekonomika, turtingesnis padaro visus. Ir šalis tapo turtinga. Dėkoju uždėmesi. Jeigu jums ši tema įdomi, prenumeruokite mano kanalą ir paspauskite mygtuką patinka. Pasimatysime sekantį kartą.